Everybody's dancing, everybody shine, everybody's flying together all the time. Everybody's dancing, everybody shine, everybody's flying together all the time. Jums atrodo, kokia yra svarba žaidimo vienas prieš vieną? Labai svarbu turbūt paskutinės sekundės, priklauso, koks tavo yra, kaip sakyti, meistriškumas, tai staiga įmest. Individualiai esate buvote, nežinau kaip dabar, labai stiprus krepšininkas. Ar turėjote problemų, tarkime, ginantis prieš žemesnį ir greitesnį krepšininką? Nu, ne tą galvojau savo laiku. Kadangi kai pradėjau su tokiu žaidėju žaisti prieš tokį žaidėją Tkačenką, kuris buvo turbūt dvigubai sunkesnis už mane. Nu, ne dvigubai, bet gerokai kokių 300 kilogramų. Tai buvo sunku. O ar ir karjeros pradžioje, ar visą laiką žaidėte centro puolėjų? Aš žaidžiu 11. Kaip sakyti, prieš Italiją, tai buvau praktiškai visą laiką centro puolėjas. Nors pradžioj, kai buvau dar jaunas ir turėjau, sakysim, 14 metų, tai buvau ir krašto puolėjų, ir šutinių. I wanna see the beauty of your eyes. I wanna hold you, baby, in my. I wanna be the reason of your smile. I wanna dream until the sun will rise. Improvising, sweet love dancing. We keep on rising, let your body flow to the dance floor. We improvising, sweet love dancing. We keep on rising, let your body flow to the dance floor, to the dance floor. Everybody's dancing, everybody shine, everybody's flying together all the time. Everybody's dancing, everybody shine, everybody's flying together all the night. Ne, kažkokia yra motivacija tam ir krepšinio tobulimui, ir kiekvieno asmeninio to krepšinio žaidimo tobulimui. Ir susidomėjimas, aišku, yra taip, kad labai įdomu. Ir pažiūrėkit, kiek žmonių atėjo, ne tiek tik patys tie žaidėjai, bet ir aplinkiniai. Ar būdamas tokio amžiaus turėjai ką nors panašaus? Ar būdavo tik 3 prieš 3? Tikrai ne, neturėjau nieko panašaus. Buvo tik treniruotis krepšinio mokyklos salėje, o šitai panašaus tikrai su Spraito ar kokio dabar ten, kur 3 prieš 3 krepšinis ar 1 prieš 1 tikrai nebuvo. Keep on rising, let your body flow to the dance floor.